Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Gaunu tokią žinutę, kad kažkas nori pasikalbėti. Kažkas nori pasikalbėti. Kažkas nori pasikalbėti. Gali būti daug žmonių. Pas jūs ateina ir nori pasikalbėti. Apie ką jie nori pasikalbėti? Apie tai jie norėtų sužinoti, kaip jūs valdote savo vidinę pusiausvyrą, kaip jūs susivaldote kažkokiuose situacijose. Norėtų žinoti kažkas, norėtų pasikalbėti, kad žinotų, kaip jūs įvesti tokį tinklą ir kad žinotų, kaip jūs nesekat paskui kitus. Kaip parodyt, kaip jūs nesekat paskui kitus, kodėl jūs nesekat paskui kitus. Norėtų žinoti. Čia matosi. Kažkiek matosi. Ko tam žmogui iš jūsų reikia? Jis nori paklusnumo per apgaules. Jis nori jūsų nusivylimą. Jūsų nusivylimą. Jūsų galbūt kažkokios tai materialinės gerovės. Jūsų sėkmės žmogus nori. Kodėl jis to neturi? Kodėl jis to neturi pas save? Kodėl jis to neturi pas save? Kodėl jis to neturi pas save? Jis to neturi. Jisai stengiasi ateiti per svajonę ir nugalėti, būti nugalėtoju. Kodėl jis to neturi? Kodėl jisai nori iš jūsų kažką gauti, jam šnabžda jūsų dangaus kūnai. Jis sako, imkis poilsio, nebesardyk. O žmogus nori greitų rezultatų, bet paėmęs juos nepaneša. Paėmęs tus rezultatus nepaneša kas kartą. Jam per sunku. Galėtų paleisti, pabaigti viską. Jis kažko nepabaigė nešti kažkokių naštų. Yra piktas dėl to. Kokia jo našta? Kažkokia piniginė sritis jam yra našta.
Taip, jisai nelaviruoja tarp pinigų, sunkiai jam sekasi, jisai stengiasi, bet ar jam pavyks, čia jau įdomus klausimas. Tai skurdų programų visada jisai, kad ir uždirbtų daugiau ar mažiau, jisai neturi pakankamai, kiek jam reikia ir visą laiką sugrįžta prie tos pačios sumos, kurios jam neužtenka kažkam. Jis galvoja, kad su jumis bus lengviau. Ir jisai galvoja. Jisai galvoja, kad čia jau, jeigu neduos, jeigu nesidalins, bus viskas baigta. Bus viskas baigta, jam viskas pastatyta tarsi ant kortos. Su jumis vat, pastatyta viskas tarsi ant kortos. Tai kodėl nepalieka ramybė? Ar jums tai kelia sunkumų? Taip, jūs tai skaudina iš pat širdies. Jūs tai skaudina. Tikrai ne vieną kartą yra įskaudinta širdis ir jūs dėl to jaučiatės tikrai negerai. Norėtumėt kažkokių kitokių santykių, bet kitaip jisai nepaveža. Ir taip. Išėjot galbūt į darbus, kad pamirštumėt tą skausmą. Kaip jums sekasi pamiršti, ar trukdo? Ar vis dar trukdo tai? Jūs gavote daugiau pasirinkimų. Galbūt ketinate išvykti. Jums bus pasiūlytas šansas arba galimybė kažkokia, kur turėsit pasirinkti eiti vienam, ar čia kažkas ateis. Kaip jūs galėsit nuspręsti. Jeigu jūsų klausys, bus greiti sprendimai. Jeigu jūsų paklausys, jūs galėsit išeiti į gausą, bet jausmai bus šalti, tik šaltų protų įveiksite kažkokias kliūtis. Įveiksite, jūs esate savo gyvenimo šeimininkė ir tikrai tas žmogus, kuris jums trukdo šiuo metu galbūt, jisai nebetrukdys, jūs nebepaisysit jo. Ar jisai pasitrauks iš jūsų gyvenimo? Ar tai paskutinis susitikimas, ar tai pasitrauks, ar jis dar bus? Taip, pasitrauks. Jūs sugebėsite apsiginti save nuo jo ir jisai pasitrauks, išvažiuos arba jūs išvyksit. Kaip greitai. Tai bus jam kaip smūgis į nugarą. Labai skausmingas smūgis, iš po kurio jisai nebetikės jausmais,
Jisai žvelgs tik tai į materialumą, užsidarys galbūt, pasvajos dar apie gražią šeimą, bet tai jisai puikiai žinos, kad tai nėra įmanoma. Dėl to bėgs nuo savo minčių, nuo savo dalykų visokių ir laikysis tik tai pagrindo materialaus. Su jumis buvo tiem, kas tiki. Kviečiu į asmeninės taro žinučių skaitymus. Galite man rašyti etermal.com. Taro tiem, kas tiki. Maloniai kviečiu susisiekti. Jeigu tam reikia aiškesnių kažkokių tai atsakymų. Taigi pažiūrėkime dar patarimą jums. Patarimas. Praeitis. Jeigu skubėti, tai kartosis. Jeigu skubėsit. Sako, nieko nepriskubėsi. Jeigu skubėsi, turi apsispręsti tvirtai nebekartoti. Nebekartoti iliuzijų, nebekartoti viską pabaigti iš praeities. Jeigu tai yra praeities žmogus, tai braukit šalin tą žmogų iš gyvenimo ir viskas. Visiškai. Nes jums žadama, tiesiog nauja. Taip, skaudina širdį, braukit iš gyvenimo, kas skambina, kas trukdo, kas teiraujasi, kaip tu, ką tu, ir gana įkyriai galbūt, sako, ai čia, aš tik tai paklaust norėjau, bet čia svajoja apie jūs, kaip nugalėti, kaip užkariauti. Tai nieko gero nesitikėkite. Su jumis taro tiem, kas tiki. Iki kitų susitikimų.